Sveiki, esu Jovita ir kažkur prieš 9 metus kartu su bendraklasiais tapome konkurso praeities stiprybė dabarčiai laureatais. Šiuo metu studijuoju doktorantūrą Vilniaus universiteto istorijos fakultete ir dirbu antropologę Vilniaus universiteto medicinos fakultete, kur daugiausiai dėmesio skiriu 20-ojo amžiaus konfliktų aukų palaikų tyrimams. Konkursai tokie kaip šis formuoja labai stiprų ir gerą vertybinį pagrindą, primena, kodėl mes esame laisvi, kodėl mes norime būti ir likti laisvi ir ypač šiandien moksleiviams dalyvauti tokiuose konkursuose, manau, yra labai svarbu. Todėl kviečiu dalyvauti konkurse Praeities stiprybė dabarčiai. Esu Miglė, konkurse Praeities stiprybė dabarčiai dalyvavau 2 kartus prieš 5-6 metus. Ir šis konkursas įstrigo mano atmintyje iki šių dienų, nors šiuo metu studijuoju farmaciją ir atrodytų, kad mano pasirinkta gyvenimo sritis nei kiek nesusijusi su istorija, tačiau manau, kad meilė Lietuvai ir patriotiškumas yra svarbus kiekvienam žmogui. Aš esu Titas. Aš esu Ieva. Ir mes dalyvavome Praeities stiprybė dabarčiai konkurse 3 metus iš eilės. Ir mes esame kelių metų laureatai. Šis konkursas tapo tikrų kūrybinių maratonų, nes kiekvienais metais vasario mėnesį tekdavo per labai greitą laiką sukurti kokybišką ir kūrybingą filmuką, kuris puikiai perteiktų istoriją. Na, o man šis konkursas ypatingas tuo, jog atsimenu pačius pirmus metus, kuomet mes kartu visi susėdome ir mūsų pilietiškumo mokytoja pradėjo pasakoti, kaip jinai matė, kaip susidegino Romas Kalanta. Ir klausant iš tikro žmogaus lūpų, kaip jis tai matė ir patyrė, tu labiau vertini visą šią istoriją ir man tai buvo toks bendruomeniškumo dalykas labiau, kadangi mes per pirmus metus ir per sekančius 2 metus taip gerai pažinome visi vienas kitą ir taip gerai susibendravome su mūsų mokytoja. Tai aš tikrai esu dėkinga šiam konkursui ir tai buvo tikrai puikia galimybė ir atrasti savo gebėjimus animacijoje ir aš manau, kad tikrai sieksiu savo šiuo keliu ir toliau pažinsiu istoriją. Šio konkurso metu sukurti trumpametražiai filmai padarė didelę įtaką mūsų kūrybiniam keliui. Aš pradėjau siekti savo tikslo tapti kino režisieriumi ir taip, šiais filmukais parodėme didelę meilę kino filmams bei istorijai. Taigi, mylėjai, kviečiame dalyvauti šiame konkurse. Ir ieškoti savo įkvėpimų. Oh, yeah. Pažink laisvę su konkursu Praeities stiprybė dabarčiai. Pažink laisvę su konkursu Praeities stiprybė dabarčiai. Pažink laisvę su konkursu Praeities stiprybė dabarčiai. Labą dieną, kviečiu į konkursą, sveiki.